atsidarėte sąskaitą Markets.com tinklalapyje, dabar mes prisijungsime prie savo sąskaitos, atsisiųsime terminalą MetaTrader 4 ir prisijungsime prie sąskaitos. Pirmiausia, ką jums reikia daryti, www.forexfactor.lt tinklalapyje matote dešinėje pusėje prisijungti prie asmeninio prekybinio kabineto. Paspaudę šią nuorodą mes gauname tiesiai nukreipimą į Markets.com tinklalapį. Gavę tokią nukreipimą mes spausime Members Login, prisijungimas ir kur yra username, įrašykim savo elektroninį paštą, kuriuo registravomės, Forex ir slaptažodį. Slaptažodis prisijungėme prie savo sąskaitos, tai yra My Account, matote, ne? Ir čia, kur Account Summary, galite pasipildyti savo sąskaitą, įnešti jau pinigus, tada matote Login, tai yra jūsų prisijungimo prie terminalo kodas ir Download MetaTrader 4. Norėdami atsisiųsti terminalą MetaTrader 4 spaudžiate Download, įrašote programą kaip ir visas programas ir tada jums reikės prisijungti prie programos. Naudosite štai šitą login numerį, o slaptažodis lieka tas pats. Kopijuoti, einame į MetaTrader 4 terminalą, login spaudžiame ir čia įrašome tą kodą. Tada įrašome savo slaptažodį ir sąskaita, ar tai yra Practice sąskaita, bandomoji demo sąskaita ar Live sąskaita. Jeigu Live, spaudžiame taip ir login. Login, prisijungiame prie savo sąskaitos. Kaip matote, dabar balansas pinigų yra 0, kada pasipildysit bus jūsų pinigai. Ir taip vyksta prisijungimas prie terminalo. Taip pat, prisijungti prie terminalo išmokote, naudotis terminalu nėra sudėtinga, bandykite, mokinkite, spekuliuokite Forex valiutų rinkoje ir uždirbkite Forex valiutų rinkoje. Tai visada baigę darbą prie savo akaunto, visada atsijungkite, paspauskite Logout.